Šiandien man leiskit sugrįžti į vaikystę. Kai aš buvau 4 klasėje, mums mokytojas pasakė parašyti tokį rašinį, ką nors apie mamą. Ir aš prisimenu, kad tą rašinį kažkaip kelis kartus skaitė mokykloje prieš klasę, bet jis buvo toks trumpas man šiandien. O aš tai ką rašiau, kad mano mama tai panaši į saulytę, nes į kiekvieną rytą mane pažadina šypsodamasi. Antras sakinys buvo, mano mamytė panaši į gėlytę, nes ji pati gražiausia. Trečias sakinys buvo, mano mamytė tai upelis, kuris mane kiekvieną rytą nuprausia. Ir ketvirtas sakinys buvo, mano mamytė tai obelis, kuri išaugino obuoliukus, kuriuos mes kiekvieną vasarą renkam. Ir visas tas rašinys. Ir aš dabar galvoju, kodėl aš tik tiek mažai savo mamą sulyginau tik su 4 gamtos reiškiniais. O juk apie mamą tiek daug galima pasakyti šiandien. Ir kada aš, būdama 24, netekau mamos, o jinai buvo tiek jai metų, kiek man šiemet, aš supratau, kad aš neparašiau pagrindinio reiškinio, kad mano mama tai yra turtas, kad joje telpa ir lopšinė, kad joje telpa ir daina, kad joje telpa ir patarimai, ir išmintis. Ir dabar dirbdama aš jau kaip gydytoja, aš kiekvieną mamą gydydama, aš visada tiesiog širdyje braukiu ašarą, nes man ta mama, kiekvieno mama yra turtas. Leiskit pasveikinti šiandien jūs su ta gražia pavasario švente ir palinkėti visiems, kad jūs saugokite savo turtą, kurį dar turite, o jeigu jau taip likimo lemta, kad jūs jos neturite, tai saugokite jos išmintį, jos patarimus, jos prisiminimą. Linkiu visiems ko geriausios sveikatos ir šypsokimės, nes mamos sveikata tai yra ir mūsų visų, ir vaikų džiaugsmas. Būkime laimingi šiandien.